Tai labas vakaras ar laba diena visiems, kas žiūrės įrašą. Tai yra mūsų antras video tema apie balansą tarp dvasinio augimo ir finansinės plėtros. Ar įmanomas ir ar reikalingas, ar iš vis turi būti augimas materialiam lygmenyje, jeigu mes augame dvasiškai. Tai nusprendžiau pakalbinti Laną labai intuityviai. Ir pasiūliau jai padaryti laivą, kurį padarėme praeitą savaitę ir susilaukėme labai daug įdomių, fainų žinučių. Sukėlėm ir šitų video tikslas, dėl to nusprendžiau tiesiog su Ana organiškai, sakom, darom antrą, nes tikrai neužteko tos valandos laiko pašnekėti apie tai, kas ėjo, kas šnekėjosi. Ir šitų visų reportažų, aš jau čia vadinu, tikslas yra sukelti smalsumą, sukelti susidomėjimą, tiesiog smegenų masažą paturėti, galbūt gauti kažkokius atsakymus, galbūt pasitikslinti kažką, ką jūs viduje intuityviai tikite ir galvojate, galbūt rasti atsakymus, kur jūs esate tikrai, kaip aš sakau, sukietėję, sustabarėję ir nerandate atsakymų. Tai tiesiog idėja ir apie ką visą tai tiesiog yra, kaip aš sakau, pažaisti, smalsumui sužadinti ir galbūt, kad daugiau ateitų kažkokių suvokimų. Ta, ką mes bendraujame su Lana, nebūtinai gali būti tiesa, tai yra mūsų tiesa, galbūt mes tuo tikime, bet kaip aš sakau, viskas yra šitoje erdvėje neapibrėžta ir neapčiuopiama, tai žodžiu, tiesiog jauskite intuityviai, kas jums tinka, kas netinka, ir kaip aš sakau, mes dažnai pasirenkam tikėti tuo, kas mums yra priimtina ir kas mums yra patogu. Tai Lana, tęsiam temą. Su Lana iškart nusprendėm, kad negrįšime prie to, ką kalbėjome pirmajame video, net nereikia kaip ir santraukų daryti, nes kas norės pasižiūrės pirmą video. Tai vienas labai įdomus klausimas buvo anketa, kurią siunčiau. Tai buvo klausimas, aš užduosiu jį tau, Lana. Kaip paruošti kūną ir sąmonę gerai energetikai, aukštai energetikai, kad materija ateitų neforsuojant. Reiškia, kad nereikėtų varyti, kad tiesiog finansai augtų. Pirmas dalykas, tai turėtų vykti palaipsniui. Mes, jeigu taip staigiai, pavyzdžiui, jūs uždirbote ten 1000 eurų ir staiga po 100 000 eurų per mėnesį, kažin ar atlaikys jūsų ir fizinis kūnas, ir jūsų psichika. Mes turėtume turėti palaipsniui. Juk einam laiptais ten per vieną laiptelį, jeigu koks kvantinis šuolis, tai per 2-3, bet mes neužšokam staigiai į antrą aukštą, tai yra pavojinga. Užtat, kai švaistosi tokiais žodžiais kaip transformacija ir taip toliau, transformacija nevyksta taip staigiai, kaip mes norėtume, ir ačiū Dievui. Tai užtat, kai žmonės būna svajoja apie ką nors, visą laiką reikia įsivertinti, kokius tikslus jūs įsikeliate, todėl kad jeigu jūs, tarkim, jūsų ta energetinė struktūra yra pasiruošusi priimti tiek pinigų, o jūs norite tiek labai daug, tai yra labai dideli energetiniai atstumai, psichikai gali būti per didelis šokas. Ir tada mes jaučiame tą sunkumą. Užtat mes turime palaipsniui po truputį didėti, tarkim, po 10%, po 15%, bet tikrai ne po 100 ir ne po 200. Užtat visi tie loterijų laimėtojai, ar ne, jeigu pasidomėt, kur ten milijonai, milijardai, dažniausiai blogai baigėsi. Arba jeigu ir atrodo, kad gerai, tai yra išskirtiniai atvejai ir tai reikėtų pasidomėti, ar tikrai. Todėl, kad didelė suma pinigų jį pradės spausti, jį pradės kažkas vykti tokio, kad pinigai, žodžiu, jie pradės iš jūsų energiją atiminėti. Jie realiai, tai yra, jeigu jūs neatitinkat, pradės atiminėti energiją. Čia panašiai kaip mes poroj. Jeigu mes turime partnerį, kuris yra už mus silpnesnis ir mums nepasiruošęs, arba atvirkščiai, mes esam su partneriu, kuris mums nepasiruošęs, tas, kuris stipresnis, tiesiog labai jau negatyviai įtakos tą silpnesnį. Ir atvirkščiai, tas, kuris stipresnis, jausis vis silpnesnis, nes šalia jo silpnesnis.
Tikiuosi, aš čia tai paaiškinau gerai. Tai todėl, kad nelygios jėgos, nėra tos gražios apykaitos. Tai vat, tas pats yra su pinigais. Mes turime tai žiūrėti kaip į santykius. Vat, kaip, pavyzdžiui, su žmogumi žiūrime, bet įskaitant tai, kad pinigai visada, kadangi tai yra stiprus agregoras, visada jie kaip agregoras, kiekvienas agregoras stipresnis už žmogų. Tai vat, viskas turi vykti palaipsniui. Po truputį didinant ir pradžia, aišku, jį yra ne tik dvasinės praktikos, paraleliai su dvasiniam praktikom turi eiti, vat kaip ir minėjo žmogus, fizinio kūno paruošimas. Jūs realiai turite žiūrėti, ką jūs valgot, ar jūs mankštinatės, ar jūs ten tinkamai miegat, ar jūs kom jūs užpildot savo fizinį kūną. Ir nes būna kartais žmogus tikrai negali priartėti prie aukšto lygio energijų vien dėl to, kad pas jį šiukšlynas fiziniame kūne. Pavyzdžiui, jeigu jūs pilnas ligų maišas dėl to, kad jūs naikinate savo sveikatą, tai yra ne tik apie blogą fizinę sveikatą, bet tai yra taip pat apie tai, kad pas jūs pasąmonėje yra kažkokia savidestrukcija ir jūs savo laimės nelinkite. Nes žmonės, kurie savo linki laimės, jie nevartoja alkoholio, bent jau daug ar ne, jie nerūko, jie nevalgo ten kas antrą dieną po tortą, jie nedaro savo tokių dalykų, jie mėgaujasi gyvenimu, bet jie savęs taip nenaikina, nes jie savo linki laimės ir gerovės ir jie supranta, kad jų fizinis kūnas yra vienas visam įsikūnijimui. Jūs jį sunaikinsit, nepadės niekas, jūs sunaikinsit savo gyvenimą. Tai vat, užtat pradėt nuo pradžia visą laiką yra kas? Nauji įpročiai. Ar ne? Tai mūsų smegenysgi pripranta, kai mes ten ką nors kartojam. Tai vat, nauji įpročiai, tie įpročiai vėliau nusėda į pasąmonę ir vėliau tai tampa tiesiog refleksas. Ne? Tai paprasčiausiai didinti save po truputį. Ir tas didinimas savęs, jisai į jį eina, kad mes sumažiname destruktyvių dalykų, kurie užima daug vietos ir mūsų sumažina. Tai vat ne tik tai praktikos ar meditacijos, bet taip pat ir fizinis kūnas. Į tai įeina, nes čia du vienas su kitu susiję dalykai. Ir po truputį pradėti įvedinėti naujus įpročius į savo gyvenimą. Ir įsiminti, kad tikrai išmintingiausia visą laiką didinti viską palaipsniui, o ne iš karto milijardas, kuriam jūs nepasiruošęs, nes jeigu jūs būtumėt pasiruošęs, jūs bent plus minus tos pinigus turėtumėt. Ir vat kai būna meditacijos praktikos metu žmogus sako, bet mes tarkim tikrinam, kokiom sumom tu esi pasiruošęs. Ir jie pradeda, aš matau, aš pasiruošęs ir 100, ir 200 tūkstančių, ir 400 per mėnesį. Uždirbi dabar kiek? 1,5–2 tūkstančius. Ir tai reiškia, kad žmogus praktikoje nebuvo, jis buvo iliuzijoje. Todėl, kad jeigu tu esi pasiruošęs, pavyzdžiui, gauti 200 tūkstančių per mėnesį atlyginimą, tu dabar 1,5 negautum, tu būtum šiek tiek arčiau 200. Tai vat, tikrai tai sveika taisyklė yra palaipsniui. O kas ten konkrečiai pas jūs, tai reikia žiūrėti, kurioje jūs vietoje dabargi esate, ar ne, kiekvienam skirtingai tas padidėjimas yra. Tai ačiū, Lana, labai ir galiu tik tai 150% pritarti tau pačiai, nes esu dalyvavus dar kitom video cikluose, kur buvo būtent kalbama apie gausą, nes kas nežino, tai aš atėjau iš paprastos šeimos, po to man pavyko sėkmingai pastatyti čia verslą, uždirbti daug ir mano labai smarkiai finansai prasiplėtė. Ir vienu metu, ne vienu metu, bet aš išleidau sūnų į privačią mokyklą ir mano sūnaus, aš taip manau, psichinė sistema neatlaikė to. Paprasčiausiai, tai vat aš apie tai atsimenu, kalbėjau tame video ir Lana čia labai gerai pasakė apie tai, kad visas augimas, jisai turi būti labai nuoseklus ir jeigu jisai kartais įvyksta toksai toks didelis staigus, kaip tarkim įvyko kažkiek mano atveju, yra labai sunku, kaip aš sakau, mums reikia ir psichologo, ir terapeuto, kad padėtų mūsų sistemai integruoti visą tai, nes pinigai, ir kaip Lana šnekėjo, yra didžiulė energija ir tai yra labai stipri energija ir dėl ko tie žmonės, kurie laimi loterijose milijonus, jie dažniausiai jų gyvenimai nueina šunė nuo degos, nes jie paprasčiausiai nesuvaldo.
Tai yra tikrai labai stipri energija ir šitam atsakymui, kaip atsakyti, aš įsivaizduoju taip, tas dvasinis augimas, jisai viskas vyksta palaipsniui augi pats, auga ir finansai. Ir nereikia tikėtis ir norėti kažkokio va tokio rezultato. Tai yra tokia mano nuomonė ir aš tikrai šią temą esu išnagrinėjus ir Lana, aišku, paantrino. Tai dabar tada į šitą pačią temą buvo vienas klausimas, tuo aš jį užduosiu, kurį aš norėsiu atsakyti pati, nes man labai labai rezonavo. Moteris uždavė klausimą. Čia vienas buvo labai trumpas. Ar būtina mylėti pinigus, kad juos uždirbti lengvai? Tai atsakymas yra būtinai taip. Žinoma, nereikia gyventi dėl pinigų, bet mylėti pinigus, nes tai yra energija. Ir Lana labai gerą anekdotą pasakė apie kunigą, kai žmogelis atėjo pas kunigą ir sako, ar aš galiu turėti intimius santykius be santokos, ar ne? Be meilės. Tai be meilės. Tai kunigas pasakė, viskas, ką darai be meilės, yra nuodėmė. Tai taip, atsakymas, pinigus mylėti reikia, norint, kad jų turėti, ar ne? Realiai meilė yra būsena, o viską, ką mes prisitraukiam iš būsenos. Ir vat čia, kur rašo, kokia praktika yra geriausia, tai ta praktika, kuri yra geriausia šiuo metu jums, tai reikėtų individualiai žiūrėti, todėl kad tai, kas šiuo metu tinka vienam, netinka kitam. Praktikų įvairovė, bet užtat aš ir sakau, kad šiais laikais būti vargšė auka, gėda. Būti vargšų labai didelė gėda. Tikrai, anksčiau tai buvo net madinga ir gražu, kad tu neturi pinigų, reiškia, geras žmogus turbūt esi. Bet šiais laikais, kai mes tiek praktikų turim, mes tiek visko turim, jau yra gėda negebėti savęs išlaikyti ir yra gėda neturėti pakankamai pinigų išgyvenimui, kad patogiai gyventi, oriai gyventi. Aišku, aš suprantu, kad mes labai daug gauname įsitikinimų, pavyzdžiui, iš tėvų, jie sunkiau gyvena. Mes dar gauname įsitikinimų, pavyzdžiui, iš religijų, kur, pavyzdžiui, krikščioniškos šalis, apskritai religijos, jos aiškina, kad, kaip ir nekuklu, negražu yra, ten neturto įžadai yra visokie, kurios galbūt praeituose įsikūnymuose kažkas tai davė ir skatina būk kuklus, ten aukok bažnyčią ir taip toliau. Tai vat visi šitie dalykai visada reikia įsiminti, kad religija sukuria žmonės. Kitiems žmonėms tokie dalykai yra reikalingi ir tokie dalykai labai labai veikia. Tai reiškia, mūsų veikia labai daug kas. Mūsų veikia religiniai egregorai, mūsų veikia protėvių sistema, mūsų veikia tėvų auklėjimas, mūsų veikia tai, kaip mūsų mama jautėsi, kai mes buvom jos įsčiose, mūsų veikia tai, ką mes čia ir dabar darome su savimi, ar ne, mūsų veikia mūsų partneris, kuris yra šalia mūsų. Mūsų veikia viskas. Labai labai daug yra, iš kur atsiranda, pavyzdžiui, tavo toks santykis su pinigais. Ir kiekvienam tai bus individualu. Tas užtaisas energetinis, ta problema pas kiekvieną bus labai labai individualiai. Bet kokios praktikos turi būti taikomos, ar tai meditacija, ar tai kažkokios ten intensyvesnės technikos, ar ne, kur judesys galbūt yra, galbūt kažkokios šamaniškos, galbūt ta ir ana, jos visos yra geros, bet priklauso nuo to dar plus, kaip jūs jas taikot. Vienam stulpą parodyk ir jis matys ten atsakymą, o kitas, kuris nenorės, tai duok stipriausią praktiką. Man darbe, kiek kartų aš savo darbą norėjau keisti. Negaliu, bet daug kartų. Ir kodėl? Todėl, kad būna visą laiką, kaip abydna, todėl, kad ir kiek sukuri erdvės, kad ir kiek duodi, žmogus negali paimti. Ir tada gaunasi, kad ir kaip tu gerai jam paduodi tą ne tik informaciją, bet ir energetinį palaikymą, jis nenori, nes jam yra antrinė nauda būti ten, kur jis yra. Jeigu jūs norit pinigų, bet jūs jų negaunat, antrinė nauda yra kažkokia tai. Taip. Antrinė nauda būti auka. O kokia jinai yra, tai irgi reikia žiūrėti.
Aš galiu pasakyti, kokia dažniausiai būna nauda, nes čia tu labai gerą dalyką paminėjai, visuomet yra nauda, kai kažko mes neturime. Ir tada būna, kad jeigu su žmogum pradedi bendrauti, tai pastebi, kad pasibūna kažkokie įsitikinimai, kad aha, daug pinigų turėti yra ten, pavyzdžiui, negerai, ten kažkas atsitiks. Pinigus reikia valdyti, kai tu jų daug turėsi, su jais reikės kažką tai daryti ir dažnas to nemoka arba net bijo. Ir tai yra ribojantis įsitikinimai. Tai kaip aš susiduriu su šita tema, pinigai tai yra dažniausiai daug ribojančių įsitikinimų, juos reikia atkasti, kaip Lana sakė, juos reikia kartoti, su jais reikia gyventi, tai yra procesas, tai yra ilgas procesas, kaip ir apie kitus dalykus, ne tik apie pinigus, kad pakeisti savo įsitikinimus, nes jie yra taip giliai pasąmonėje, kad net tu juos atpažinęs, kad jie pas tave yra, tu būsi nustebęs ir to nepakaks, su tuo reikės kurį laiką būti ir į savo sistemą naujai įdiegti, kad jinai patikėtų kažkom kitum. Tai dabar noriu tą klausimą toliau sekantį, kuris susidėlioja toliau į mūsų temą. Moteris rašo, kuo daugiau medituoju, tuo mažesnė motyvacija dirbti, konkuruoti, pardavinėti savo paslaugas. Norisi tiesiog ramybės, tylos, atsipalaidavimo. Norisi dirbti minimaliai tik tam, kad patenkinti būtiniausius poreikius ir kuo daugiau laiko skirti savo ir šeimai. Ar įmanoma išlaikyti užsidėgymą verslui ir tuo pačiu vidinę ramybę? Tai šitą klausimą noriu atsakyti, nes tai labai rezonuoja su mano, ką aš dariau ir kur aš buvau. Kaip aš buvau jau saviugdoj, pardaviau verslą ir iš tiesų aš norėjau tiesiog kuo daugiau ramybės. Konkurencija iš vis, kaip esi saviugdoj, konkurencija net neegzistuoja. Su kažko konkuruoti tau net tokių minčių net nekyla, nes tu visur matai partnerystės, o ne konkurentus. Tai vienas dalykas. Ir norisi dirbti minimaliai taip, kad patenkinti būtiniausius poreikius, taip, tai yra absoliučiai normalu. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes šnekam apie materialumą, ar ne, tai aš tą temą ne dėl to žvilginau, kad mes čia dabar visi pradėtumėm su Porsche važinėti ir kad čia, žinai, reikalingi tokie turtai. Vieną kartą prie manęs priėjo moteris susitikimo ten moterų rate ir sako, man turbūt reikia tavo paslaugų. Ir aš sakau, kodėl? Sako, todėl, kad aš blogai su pinigais tvarkausi. Ir aš sakau, kame tas blogas yra? Jinai sako, aš nesugebu nieko susitaupyti. Aš nesugebu, aš neturiu, aš kiek turiu, aš normaliai uždirbu, aš visko turiu, tiems mane ateina, išeina, bet aš nieko nesusitaupau. Ir aš sakau, o tai tau yra problema? Ta prasme, tu dėl to kažkaip pergyveni? Jinai sako, ne, man tai viskas gerai. Tai aš sakau, tai tu ir neturi problemos. Jeigu tau yra gerai, tai va dabar šitai moteriai galiu tą patį pasakyti, jeigu norisi atsipalaidavimo, ramybės ir tiesiog patenkinti savo poreikius ir jūs jaučiatės tame gerai, tai viskas, jūs esat pati turtingiausia moteris pasaulyje, jums viskas yra gerai. Blogai yra tuomet, kaip tu gali gyventi labai prastomis sąlygomis, nesugebi savęs išsilaikyti arba pastoviai esi skolose, pastoviai kažkokie antstoliai ten tau eina ar kažkokius kreditus turi ir tu blogai apie tai jautiesi. Arba tu galbūt net ir gražius namus turi ir blogai jauties, ar ne, tai va tada yra problema. Bet jeigu jums norisi ramybės ir jums tik norisi patenkinti poreikius, tai aš tai jums sveikinu, nes pas mane lygiai atsirado tas pats. Ir daugiau laiko skirti laiko šeimai ir ar įmanoma išlaikyti užsidegimą. Tai dabar aš galiu papasakoti, kas jums vyks toliau. Jeigu jūs pradėjote kuo daugiau medituoti, jums norisi atsitraukti nuo visų, jums tik norisi poreikius patenkinti, absoliučiai normalu. Jūs einate į tokį lengvumo fazę, kaip aš sakau, tą moterišką energiją ir jūs iš ramybės būsenos daugiau sukursite ir darydama mažiau generuosite didesnius finansus. Tai va toksai bus sekantis pagal mano istoriją, bus toksai sekantis žingsnis, nes iš tos ramybės būsenos ir gausos būsenos ateina visai kitokie klientai, ateina visai kitokie pasiūlymai ir ateina finansai, ne forsuojant savęs. Tai va toks mano atsakymas yra šitai moteriai, kuri uždavė šitą klausimą. Ir ar įmanoma išlaikyti užsidegimą verslą ir tuo pačiu vidinę ramybę? Taip įmanoma. Būtent mano atveju aš tą ir pasiekiau ir ten aš vedu kitas moteris. Tai tikrai jūs einate teisingų keliu ir linkiu tik tai kuo didesnės sėkmės gyventi ir patenkinti savo poreikius. Lana. Kas liečia konkurenciją? Taip.
Mesgi konkuruojam tada, kada mums kažko trūksta. Mes Trūksta. Taip. konkuruojam dėl kažkokio resurso, kur mes manom, kad mums trūksta. Ir vat aš asmeniškai būnu kartais net puolama, kad aš ten įžeidinėju žmonės, juos ten skirstau ir taip toliau, bet faktas yra tas, kad mes nesame lygus. Net sielų lygmenyje mes nesame lygus. Ir net pažiūrėkim ten, tarkim, angelų struktūroje, ane, yra angelai, archangelai ir taip toliau, net ten jie nėra lygus, tik jie dėl to nepergyvena taip kaip žmonės. Yra normalu, vieni yra stipresni, kiti yra silpnesni. Gamtoje tai yra labai natūralu, ar ne? Jeigu tu esi ryklys, tu atpažįsti kitą ryklį. Ryklys su silkėmis nedraugauja, ne? Arba jeigu tu esi pantera, tu su tarantulu nedraugauji. Tu draugauji su kitom katėm, ar ne? Dažniausiai su kitom panterom. Jeigu tu esi liūtas, su hiena tu nebendrauji. Ką gali hiena ir liūtas kartu bendrauti? Čia nėra įžeidimas, čia tiesiog yra tam tikras žmogaus pastangų rezultatas, ar ne? Kad vienas, niekam čia nepasiseka. Viskas, ką tu turi, yra tavo kažkokių pastangų rezultatas dabar, ar ne? Kad tu stengiaisi, kad tu ten kažko mokėsi, eini kažkokią tiesą su savimi. Užtat viena iš tų tiek dvasinio augimo, tiek socialinio ir finansinio augimo tokių svarbių taisyklių, tai yra jūsų aplinka. Pirmas dalykas, tai reikėtų mažiau, žinot, kai būna netgi teorijų tokių, kad privalai bendrauti, ten, žinau, mama, tėtis, brolis, sesė, ten pusseserė, tu privalai su jais bendrauti. Jūs neprivalot. Niekam niekas nepriklauso, jūs neprivalot, jeigu tas žmogus jūs nusodina taip, kad jūs paskui jėgų neturit. Nes žmonės aplinkui tai yra resursai. Jūs kažkam esat resursas ir tie žmonės yra resursai jums, mes nuolat keičiamės energijomis. Ir kodėl, pavyzdžiui, kai kurie žmonės ateina į kokį seminarą ir konsultaciją, jie nė velnio neklauso, ką tu jiems ten sakai. Jie tiesiog ateina pabūt, jie atsigeria energijos ir eina toliau. Realiai aplinka yra neįtikėtinai svarbi ir tai yra ne tik tai apie tai, kad mes turime, žinot, žiūrėti, kas yra mūsų partneris, ar ne, asmeninėme gyvenime, arba kas yra mūsų geriausia draugė. Mes turime taip pat ir žiūrėti apskritai, su kuo mes net keletą valandų bendraujame. Todėl, kad 1 valanda su žmogumi, kuris yra energetinis vampyras, jums visą savaitę gali sugadinti. Ta prasme, ne tai, kad sugadinti, bet, sakykime, jūsų potencialas sumažės. Tai yra tikrai gana rimta. Ir mes, kadangi jeigu žmogus nuolat tobulėja, normalu, kad ne visi išsilaiko šalia jo. Ir, pavyzdžiui, būti šalia stiprių žmonių ir nekonkuruoti, o džiaugtis, kad tavo aplinkoje yra daug stiprių žmonių, gali tik kitas stiprus žmogus. Jis matys, kad jam labai pasisekė, kad aš turiu galimybę būti tarp stipriausių. Nes jeigu tu esi kvailiausias kambaryje, tau labai pasisekė. Todėl, kad reiškia, kad tu esi aplinkoje, kur yra daug stiprių žmonių ir jie leidžia tau būti savo aplinkoje ir tu gali stieptis link jų ir pasiekti jų lygį, kažkurioje sferoje. Bet jeigu tu esi, nori paglostyti savo savimeilę ir gerai jaustis visą laiką, tada tu rinksi savo aplinką silpnesnė negu tu pats, nes tu galėsi viešpatauti ten, bet tu neauksi. Tu būsi, kaip, tarp avių, sakykime, ar ne? Aš neįžeidinėju nieko, aš bandau gamtos dėsnius pritaikyti. Tiesiog, nes gamta labai labai gerai sustyguoja tus dalykus. Ar ne? Kad kiekviena rūšis atpažįsta savo rūšį. Ir tai yra normalu. Tame nieko labai baisaus nėra, kad jūs turite keisti aplinką. Nes rimtai žmonės, kurie su jumis net bendrauja, pavyzdžiui, tarkim, geriausia draugė, kuri nuolat jums skambina pasiskusti ten, kaip viskas blogai. Tai yra tuščios tokios kalbos, tą patį apie tą patį,
ir jie jūsų energija. Tada ir būna, kad nėra energijos pinigams ateiti, nėra energijos praktikai, jūs esate apnuodytas ir taip toliau. Jums reikia visada tikrinti, kas yra jūsų aplinkoje, nes žmonės yra labai dideli energijų nešiotojai. Ir jeigu kažkokiam žmogui nustatysite ribas ir tas žmogus bile kiek supyks ir pradės ten, agresijos priepuolius rodyti arba jūs apšnekinėti, tai sveikinu, jūs ką tik pamatėte, kad šalia jūsų buvo energetinis vampyras. Nes jūs atsisakote jam duoti tą emociją, ar ne kažkokią, dėl kurios jis šalia jūsų yra, ir jis su jumis buvo ne dėl jūsų, o dėl to kažko, ko jūs atsisakote jam duoti, yra savo energijos nebeduodat. O žmogus, kuris yra išmintingas, jis jūs supras ir nesupyks. Todėl, kad žmonės, kurie yra stiprus, jūs vienas žmogus kažkoks jam yra kaip lašas jūroje, jie dažniausiai yra labai platus ir labai dideli ir jie viską labai lengvai paleidžia, nes jie viduje daug turi. Tai vat užtat visą laiką yra svarbu turėti labai tokias stipres asmeninės ribas ir žiūrėti, su kuo jūs bendraujat. Aš, pavyzdžiui, šitą savo kailiu labai gerai patyriau ir išmokau ir tai atkreipiau dėmesį prieš porą metų, iš tikrųjų prieš keletą metų, bet tik gal prieš kokius keletą metų man daėjo, kas vyksta, kad Lietuvoje tai kažkaip kitaip, o kai aš pradėjau jau daug laiko Airijoje praleisti, mano prasidėjo visas reikalas nuo Airijos lietuvių. Ir didžioji jų dalis gyvena labai paprastai ir labai, taip sunkiai, sakykime, arba iš pašalpų, arba jie gyvena kažkokius, dirba paprastus darbus, tai ten koks fish and chips, tai fabrikas koks ir taip toliau. Kai kurie iš jų tikrai pakankamai adekvatus, bet kai kurie, tas jausmas, kad savirealizacijos trūkumas, ar ne, ir tas pavydas nuolatinis. Aš stebėdavau, žinot, kai žmogus bando vos ne tau įkasti šiek tiek arba kažkaip pastatyti į vietą, panašiai subtiliai, ir aš galvoju, kodėl mano aplinkoje tai yra. Aš iš karto pradėjau tikrintis, galvoju, gal aš tą turiu. Tiesiog iš karto pasitikrinu, nes negali nieko rodyti šiaip savo. Ir vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir aš matau tiesą, kaip yra, bet aš niekaip negalėjau to žingsnio padaryti. Kadangi aš buvau svetimoje šalyje, aš tapau šiek tiek mažesnė, nes tai yra tuo metu dar buvo nepažinta žemė nauja ir automatiškai tu truputį susilpnėjai. Kai tu esi silpnesnė truputį, prie tavęs gali prieiti tie, kurie įprastai neprieitų. Ir aš bendravau su žmonėmis, kurie yra, sakykime, tokie, su kuriais man nereikėtų bendrauti. Nes kas yra stipresnis ir bendrauja su silpnesniu, tas silpnesnis, jam bus sunku, jo ego skaudės, jis bandys pritraukti kitus silpnesnius žmonės, nes silpni mėgsta su silpnai susibūriuoti ir pulti stipresnį. Užtat, jeigu jūs norit augti, jums reikia ir kainas kelt, tuoj mes ir pakalbėsim apie bendravimą su klientais, ir jums reikia apsižiūrėti, su kuo jūs bendraujat. Jeigu tas žmogus iš jūsų tik ima, arba jūs kažkaip nuleidinėja žemyn per dažnai, arba jūs matote pavydo priepuolius ir taikoma yra pasyvi agresija jūsų atžvilgiu, viskas, jums reikia to žmogaus atsikratyti, galbūt ne vieno, ir tai yra svarbu daryti ir nejausti jokios ten kaltės, todėl kad taip jūs ir didinsit savo turtą ir sveikatą gerinsit galų gale. Jo, tai čia apie ribas, aš tikiuosi, kad kiekvienas išgirdo, ką turėjo išgirsti. Ir taip, čia jau reikia su ribom, aš pati asmeniškai dirbau daug laiko, šiaip turėjau stipres ribas, kas liečia tokius dalykus, bet irgi atsitinka gyvenime, kad mumis kiti truputėlį palaužia einant gyvenimui ir kad ir, pavyzdžiui, kažkadaise turėjau stipres ribas, paskui mano ribos buvo palaužtos ir ypatingai saviugda mane privedė prie to, kad priimk visus, viskas yra vienis, visi yra fine, visi geri, čia jau, žiūrėk, čia žmogus nesąmonės daro, tu priėmi, nes čia, žinai, yra viskas vienis. Tokia tavo karma. Čia yra dar geriausias. Jo. Jeigu kas nors pridirba, sakai, tokia tavo karma ir viskas. Jo, tai man labai gerai patiko, kad tu paminėjai tuos skirtingus sąmonės lygmenis, paminėjai, kad visgi mes esame skirtingose leveliuose, taip yra, tokia yra realybė ir kad reikia rinktis, su kuo ir kur tu nori būti.
ir dabar nuplaukė, kažką norėjau dar pridurti prie viso šito, bet nuplaukė, reiškia, taip ir turėjo būti. Tai žodžiu, ačiū, kad pasidalinai apie ribas ir, apie karmą, kai tu pasakė apie karmą, tai va, irgi saviugdo šitas, žinai, dalykas, valyk karmą, aš atsimenu su to karmų valymu, ta prasme, aš jau net nelabai noriu šitą jau ir terminą girdėti. Ir vat irgi ką pastebėjau, kas saviugdoje labai žmonės išsisuka į tą ratelį, kaip jie vis bando kažkur pas save išsivalyti, vietoj to, kad jie paprasčiausiai eitų ir gautų įrankius ir imtų paprasto gyvenimo dalykus į rankas ir pradėtų kažką tai mokintis, praktiškai daryti, skaičiuoti ir tiesiog tvarkytis. Nes labai va šitą dalyką pastebėjau, kad vis kalba, čia man ne pagal karmą, čia man taip, aš čia turbūt man nelemta, čia tas. Ir aš pasižiūrėdavau, tas žmogus elementarių dalykų nesugeba, ten tarkim savo finansus susiskaičiuoti, net nežino apie savo finansus. Ir aš galvoju, tai apie kokias tu čia karmas kalbi, jeigu tu nesugebi paprastų. Aš net ne vieną postą esu parašęs, kai žmonės ten, man ten su pinigais sunku, aš čia noriu būti puikus verslininkas, noriu uždirbti, bet aš nesugebu pinigų susiskaičiuoti. Tai jeigu tu jų nesugebi susiskaičiuoti, tai kaip tu nori jų turėti? Tai vat, čia paprasčiausiai tokie dalykai, kitą kartą ne karmas valytis ir ne kažkokių ypatingų technikų ieškoti, ar ten kažkokių ypatingų meditacijų, kur niekas neveikia on its own. Reiškia, vienas dalykas, ten pasiklausyk meditacijų, tai nepraturtiesi vien nuo to, reikia įgūdžių, praktinių įgūdžių reikia eiti daryti ir tai dažnai nėra lengva ir tai būna sudėtinga, jeigu kažko nemoka ir kažkas yra labai nepatogu, bet reikalinga paprasčiausiai praktiniai įgūdžiai ir kalbėti apie tai. Lana, tai imam temą tada pinigai poroje. Tai vat kas liečia tas praktikas, ar ne, karmos valymo, aš, pavyzdžiui, pati vedu karmos korekcijos technikas, aš nemėgstu tų žodžių karma, bet žmonės kitaip nesupranta, jeigu parašai kitaip. Ir aš ir toliau jas vesiu turbūt iki gyvenimo galo ir pati savo taikysiu, nes aš matau, kaip tai veikia ir kad tai veikia. Bet problema yra tame, kad žmonės įsivaizduoja, kad jeigu tu ten pasidėjai ir pastovėjai, vedėjas mostelės burtų lasdelę ir pasikeis viskas. Labai gaila, bet realybė taip neveikia. Aš irgi norėčiau, kad taip veiktų. Aš, pavyzdžiui, visus paverščiau turtingais ir tada man klientai sakys, Lana, tavo konsultacija kiek? 5000? Be problemų. Aš visai suinteresuota, kad visi aplinkui būtų turtingi. Bet taip neveikia, ne tik su pinigais apskritai. Praktika, technika, ji atidaro tam tikrus kanalus. Pradeda tekėti kažkokia energija arba kažkoks prasideda bloko valymas. Aš čia jau paties primityviausiais dalykais kalbu. Ir tai pradės vykti, kai tai pradės vykti, iš jūsų yra reikalaujama reakcija, iš jūsų reikalaujamas veiksmas. Pavyzdžiui, mes su moterimi dirbom, ji turi verslą ir pas ją vienas produktas neeina, o jinai sako, aš jį investavau, aš įkūriau daug pinigų investuota, sako, šitą perka, šito neperka. Ir jis jau stovi, sako, ten sugestoja viskas. Ir mes darėme techniką ir jinai sako, vėliau man sako, žinai, fizinėje realybėje nieko neįvyko, nepradėjau ten kažkaip pirkti ir taip toliau, bet sako, aš iš šito atsikėliau ir aš supratau, ką aš turiu daryti. Aš tiesiog supratau, kaip reikia daryti, kokius mygtukus iš mano pusės reikia paspausti, kad vyktų. Kaip pateikti kitaip tą prekę. Ją reikėjo kitaip pateikti. Sako, pati sugalvoti nebūčiau. Tiesiog nebuvo. Tai reiškia, kas, tu gauni prieėjimą prie savo resursų. Bet, padaryti tai kažką reikėjo. Būna kartais, kad ir stebuklas išsisprendžia, norėjai vyro, tai gatvę ir sutikai. Būna taip, bet dažniausiai tai būna, kad atsiveria kažkas tai, bet tai čia taugi žingsnį vis tiek link to reikia padaryti. Reiškia, tu vis tiek tą žingsnį, išdrįsti turi padaryti. Aš užtat ir sakau, kad jeigu jūs nepasiruošę pokyčiams, ko jūs einat į visas tas karmos korekcijas, ceremonijas ir taip toliau, nes ten jums išjudės energijų lygyje erdvę, o fizinėme lygmenyje jau reikia, kad jūs tvarkytumėtės. Taigi tas dėstytojas nevaikščios kiekvieną dieną iš paskos. Jums energijų lygiai yra padaroma subtiliuosiuose sluoksniuose, tas dvasingumas. O materija, kad būtų balansas, yra jūsų jau reikalas atreaguoti teisingai. Tai čia ir yra tas balansas, kad kai vyksta ir dvasinėme lygmenyje, ir fizinėme.
Ir mes ir aną kartą apie tai kalbėjome, kad vien praktikos neužtenka, jums turi būti materija kažkokia ir, ta prasme, žingsniai konkretus. Viską, ką jūs išgirstat meditacijos praktikos metu, kad ir knygą perskaitėte, nebus naudos, kol jūs nepradėsite realiai taikyti realybėje. Taip, kol jūs nepradėsite to daryti, nieko nebus, ar ne? Jūs galite paskaityti apie nuostabią dietą, jeigu jūs jos nesilaikysit, tai žinosit, kad yra tokia dieta. Ir tiek. Ir vat vienas dažniausių klausimų santykiuose yra bendra buitis, ar ne, bendri pinigai. Ir aišku, aš turiu savo individualią nuomonę apie tai, kaip turėtų būti pinigai santykiuose su vyru. Tai mano viena asmeninė nuomonė iš tikrųjų ir sutampa su tuo, kas yra energijų lygyje. Bet tarkim, jeigu žiūrėti, nepaisant visų religijų ir taip toliau, tiesiog skaityti dinamiką erdvėje, kokia jinai turėtų būti tarp vyro ir moters, kad jinai būtų sveika. Tai pirmoje eilėje reikia įsitikinti, ar jūs su savo partnerį neprojektuojate kažko, į ką nereikėtų. Pavyzdžiui, reikia suvokti, kad jūsų partneris, tarkim, jūsų vyras yra jūsų vyras. Jis nėra jūsų tėtis, jis nėra jūsų brolis, jis nėra jūsų dėdė, jis nėra niekas, jis yra tik jūsų partneris pirmoje eilėje. Ir užtat visą laiką sakau, kad su savim truputį susitvarkyti reikia, kad gaut normalų partnerį, kad jūs neprojektuotumėte į jį kažkokias savo problemas. Bet kai mes jau tampam pora, vyras ir moteris, beveik kiek aš esu mačiusi, visais atvejais yra vienas ir tas pats. Moteris nesugeba gerbti vyro, jinai gal jį ten ir myli, bet pagarbos nėra, kaip būna, kai tu myli vyrą kaip vyrą, o ne kaip savo jaunesnį broliuką. Negali jį žiūrėti su susižavėjimu, kai jis uždirba gerokai mažiau už ją. Ir apskritai poros santykiuose neturi būti labai didelių atstumų materijoje, intelektualinių atstumų, kas ten dar pas mus, bet neturi būti didelių atstumų. Todėl, kad su finansais yra kaip. Vienas uždirba, pavyzdžiui, tiek ir tiek labai daug, o kitas, pavyzdžiui, 10 kartų mažiau. Jeigu tai yra moteris, kuri uždirba mažiau, tai dar, bet jeigu tai yra vyras, visais atvejais baigėsi taip, kad nežiūri ta moteris į tą vyrą su susižavėjimu. Tai nėra tvirta, ten yra daug nepasitenkinimo, tas nepasitenkinimas išlenda anksčiau ir vėliau kažkaip, tas vyras yra žeminamas. Apskritai, nelygios poros, tai yra kankinimas abiejų partnerių. Čia yra tas pats, kas sportininkas, kuris yra, pavyzdžiui, ten koks nors super sportininkas, pavyzdžiui, profesionalas, kuris gali nubėgti 20 km, kuris gali pakelti ant kokią 100 kg štangą. Ir šalia jo pastatomas žmogus, kuris nueina į sporto klubą, kai būna šventės, ir iš viso yra, negali tiesiog sportuoti, pavyzdžiui, nes tingi. Ir jiems abiem yra sakoma, plius minus būkit vienodi. Koks yra stresas tam žmogui, kuris yra neolimpinis čempionas koks nors, ir kaip yra nemalonu, galbūt ir nejauku tam žmogui, kuris yra stiprus ir mato, kad atsilieka tas kitas, gal man irgi pristabdyti. Ir tada gaunasi, kad tas stipresnis iš meilės būna, kaip moteris daro dažnai iš meilės, jos bijo kilti karjeros laiptais, todėl kad jos bijo, kad vyrai įžeis. Ir tai yra giliai pasąmoniai, kai tu save riboji, nes tu bijai, kad vyras blogai pasijus šalia tavęs, kad tu visa tokia stipri ir taip toliau. Ir užtat mes turime rinktis partnerius, kurie yra plius minus lygus mums. Ir moteriai vyras tikrai turi būti šiek tiek materijoje stipresnis. Nes moteris subtiliame sluoksnyje yra stipresnė. Vyras turi būti stipresnis materijoje. Ir tada jie puikiai vienas kitą papildo ir tas poros kūnas bendras, jis tampa tai, ko reikia. Moteris įkvepia energiją, vyras kūrė materijoje. Ir tada netgi nereikia gilintis į jokius kažkokius ten jau visatos tiesas, nes jos tiesiog natūraliai vyksta. Tai čia prie to, kad aplinką reikia rinktis labai atidžiai. Aišku, kai mes pasirenkame nelygų sau, tai mes kažką projektuojame į tą žmogų. Kažką
projektuojam, kas yra ne visai mūsų partneris. Tai ten būna kažkas neišgyvento, gal kokie motinystės instinktai ar kažkas tai tokio neišgyvento. Ir vat poros, tas santykis, nei kartų dar nemačiau, kad dideli atstumai būtų ir jie realiai vienas kitą gerbtų. Viduj yra iš moters pusės visą laiką toks nepasitenkinimas pastoviai, netgi gėdos jausmas. Ir jeigu vyras nesistengia, tai, vyras, kai labai nori, lygiai taip pat kaip ir moteris, viską jis gali. Ko puikiausiai jisai irgi turėtų kilti, bet jeigu jis to nedaro, o jums vis yra nepasitenkinimas, kad vyras per mažas, ar ne, kažkoks tai finansiškai, anksčiau ir vėliau, net po poros, po 3, po 4 metų, žiūrint, kiek jūs ten tempsite, jūs pradėsite pykti ir pyksite jūs ant savęs. Galbūt jūs projektuosite tą pyktį ant to vyro, bet pyksite jūs ant savęs, kad jūs save tiesiog įklampinote į tokius santykius. Štai mes turime rinktis nesusimažinti niekada. Jeigu jūs esate ten kokios nors didelės įmonės direktorė ir staiga jums kas nors pasiūlo, klausyk, gal nori būti Maksimos pardavėja? Jūs sakysit, klausyk, ne, mano potencialas kitoks. Tai kodėl santykiuose darome kitaip? Lana, ačiū už šitą. Ką daryti tiem, kurie, pavyzdžiui, yra poroje, žinai, pradeda santyki kartu vienam lygmenyje, žinai, jauni galbūt ar ne, ir po to labai išsiskiria, pavyzdžiui, arba vyras, arba moteris, kaip mes kalbėjome, jeigu vyras uždirba daugiau, tai yra viskas kaip ir gamtos jau dėsnė, ar ne? O jeigu moteris stiebiasi, ir tarp kitko esu girdėjusi irgi ne per seniausiai iš savo vienos klientės, kad kaip jinai vis nori daugiau, ten verslą daro, ir vyras net jei vienu metu, jie ilgai labai santoko yra, jie pasakė, sako, galbūt tau kito vyro reikia. Tai moteris net nuščiuvo, nes jinai, aišku, myli vyrą, ir jinai tiesiog nuščiuvo, nes nesitikėjo tokio pasakymo ir nenori to vyro spausti, nors jinai nori daryti daugiau. Tai ką daryti, kaip pradėjo abudu nuo nulio, abudu nieko neturėjo, ten po truputį gyvenimas važiuoja ir tarkim, moteris labai išauga, o vyras ne. Kaip tada, nes tai meilė tai yra, ten yra jinai, tai kas tada vyksta? Tai čia ne tik materijoje būna, ar ne, čia būna ir tame pačiame dvasinėme augime, kai vienas pradeda matyti pasaulį vienaip, ten pradeda šito nevalgysiu iš pagarbos savo, ar ne, ten neeisiu ten į kažkokį barą, ten nenoriu šito daryti, o kitas atsilieka. Tai jeigu yra meilė, reikia spręsti, reikia bandyti susiderinti, jeigu neišeina susiderinti, tai turbūt reikia paleidinėti žmogų. Jeigu neišeina susiderinti, ir šiaip susiderinimas jis tikrai neturėtų trukti 10 metų. Bet tarp kitko irgi, kalbant apie klientus, turiu klientę, kuri jau 3-4 metus, bet čia aš neperdedu, vis galvoja, kaip išsiskirti su vyru, nes jis per mažai uždirba. Jis uždirba ten kokius 6 kartus mažiau nei jį. Jis vakarai sėdi ant sofos, nieko neveikia ir nenori veikti, nes energijos neturi. Ir kaip su juo išsiskirti? Kaip su juo išsiskirti ir čiagi, o kaip bus, o čia šeima ir namą net bendrą pradėjo statyti už jos pinigus, nes jį daugiau uždirba, žinoma. Kaip išsiskirti? Išsiskirimo būdu. Ta prasme, žinoma, kad tai yra skaudu, bet įsivertinti, kas tau yra skaudžiau. Ar tokie santykiai, ar skyrybos, kurios šiek tiek praeis greičiau negu tavo ta kančia. Nes mes šiaip realiai turėtume paleidinėti žmonės, kurios peraugame. Mesgi galim ir draugės peraugti. Mes galim ir, pavyzdžiui, mano geriausia draugė, mes neseniai skaičiavom, kad mes draugės jau 10 metų. Mes 10 metų kaip draugės. Ir mes draugės dėl to, kad mes abidvi augam. Pastoviai augam ir mes nesustojam. O yra tokios, kur tai tiesiog jos perauja ir viskas. Čia jau, žinot, reikia, aš visą laiką sakau, kad jeigu tu negerbi savo energijos, tu negerbi visatos, tu negerbi Dievo, ar kad ir kaip jūs pavadinsit šito, tu negerbi
to šaltinio, kuris tau davė tą tavo energiją, jeigu tu ją švaistai į kairę ir į dešinę. Jo, tai ačiū už šitą atsakymą ir taip, manau, tu teisi, kad mes išaugame kaip kuriuos žmonės. Tai būna ir draugės, partneriai, ten visokiausiai įvairiausiuose santykiuose žmonės, mes juos išaugam, tai būna dažnai skausminga pripažinti, kad mes kažką išaugome ir ypatingai, aš taip suprantu, intimiuose santykiuose būna skausminga, nes yra labai daug prisirišimų, bet tokia yra tiesa ir iš vis, kadangi aš labai daug Ošo skaitau ir prisiskaičius ir jau gyvenu tuom, ką jisai kalba, tai iš viskas pasakė, kad mes turim būti su vienu partneriu visą gyvenimą, ta prasme, nes mes nuolat keičiamės. Ir dabar tuomet atsakysiu į klausimą. Viena moteris uždavė klausimą, kaip sutarti su vyru, kuris neauga ir nesidomi dvasiniais dalykais. Tai prieš tai jau be to, ką Lana pasakė, ta moteris rašo, kad nes vyras verslą turi, bet visiškai nutolęs nuo dvasinio augimo. Tai mano atsakymas jums yra toksai, kad visų pirma, iš kur pas jūs ateina noras, kad kažkas kažką tai darytų ir jūs turėtumėt pradėti nuo savęs ir rūpintis tik savimi ir savo dvasiniu augimu ir materialiniu augimu. O norėti, kad jūsų vyras kažką tai darytų arba nedarytų, jau iš esmės yra neteisinga. Mes tik galime tikėtis, kad mūsų partneriai, mūsų kaimynai, draugai, draugės auga, eina kartu vienu keliu, mes tik galim tikėtis, bet mes negalime atsakyti tokio klausimo ir net jo iš vis užduoti, kad kaip sutarti. Tai va taip ir sutarti, kaip Lana pasakė. Tikėtis, kad kažkas bus, jeigu ne, tai tiesiog, nes mes nieko tikėtis iš kitų negalim. Kiekvienas yra savam augime ir kartais tikrai gyvenant po vienu stogu gali žmonės visiškai nueiti į skirtingas kryptis ir labai gražiai ir draugiškai išsiskirti po 20 metų. Tai čia toks yra mano atsakymas. Tai jeigu, kiek čia mes palaiko, mes jau beveik valandą šnekam, tai labai įdomi tema - pinigai tarp kliento ir paslaugų tiekėjo. Tai reiškia santykis, kaip mes imam už paslaugas, kiek kainuoja paslaugos, kiek imti iš kliento, kiek neimti. Lana. Kiek imti? Kad užtektų. Kiek yra vertinga, kiek gali kainuoti paslaugos, kodėl paslaugos, kaip kur kainuoja, ypatingai kas liečia tokius, žinai, nelabai apčiuopiamas, kodėl gali paslauga kainuoti 100, gali kainuoti ir 1000. Nuo ko priklauso vertė, kaip žmogus drįsta tokią kainą paprašyti ir kaip atsiranda, kas ją moka ir kodėl, pavyzdžiui, negalėčiau ten aš taip, ne, kažkoks kitas žmogus padaryti. Papasakok. Na, pirmas dalykas, tai jeigu žmogų erzina, jis žiūri į ekraną ir mato ten, wow, kokia kaina už konsultaciją. Jeigu jūs tai erzina, klausimas, ko jūs žiūrite būtent į tą specialistą, kuris turi tokią kainą. Čia tas pats, kas stovėti ten ir žiūrėti ten kokį alają rankinuką ir pykti ant tos alajos, kad jinai tokio, tokius rankinukus. Tada reikia eiti į Zarą ir nepykti ant tos alajos. Ten, tai yra energija, ar ne? Tie daiktai visi brandiniai, ten jie būna neverti ten, iš tikrųjų, kokybė ten gal būna šiek tiek geresnė, bet realiai tai ten nebūna verta tiek, krovė. Bet mes perkam energiją, kuri yra tame brande. Tai yra simbolis. Ir realiai, jeigu jūs erzina, tai ko jūs žiūrite tą pusę, kas tai jums yra, kad jūs žiūrite tą pusę ir erzina jūs, kad kaip jis drįsta. Ir kaip mes su tavim kalbėjomės, ar ne, kur žmogus tą patį, ką ir aš daro, ir jo konsultacija 1 valanda, ten 1500 pabandyti dar patekti, ir jis nieko nedaro kitaip nei aš, praktiškai mes vos net ten panašus. Ir aš suprantu, kad jis tai padarė, kad neeitų, kad mažiau eitų, ar ne, ir kad eitų turtingi žmonės. Todėl, kad aš jį suprantu, yra įdomiau bendrauti su tais, kurie vertina tave, kad ir ką jūs darot, ar jūs kirpėjas, ar kepėjas, ar samdomas darbuotojas, ar jums smagu yra dirbti su tais, kuriems ten
gaila jums susimokėti. Todėl, kad jeigu jiems gaila susimokėti, reiškia, jie jūsų nevertina visiškai. Jie jūs nori pavartoti ir tiek. Ir aš pati, pavyzdžiui, neprisileidžiu tokių žmonių, kurie matosi, kad nori draugauti vien tik tam, kad galėtų man tas 5 minutes skambinti su savo klausimais, ar ne, ar ten daryti tą ar nedaryti, ar eiti šiandien tualetą ar neeiti. Ir aš viską turiu už juos nuspręsti, ar ne. Tai vat aš, pavyzdžiui, matau iš karto, kad yra taip. Ir neprisileidžiu tokių žmonių, nes jie nori vartoti. Aišku, kai ten draugystė kažkokia, tai ten natūraliai vyksta tokie dalykai. Tai vat, ar kaip atsekti, kad jūs vartoja, ar ne, galbūt jūs, pavyzdžiui, samdomas darbuotojas ir jums mokamas atlyginimas kartą per mėnesį, tai kai yra tikrai labai didelis nuovargis, aš jau nekalbu ten apie emocijas, kurias jūs patirite, bet kai yra stiprus fizinis net nuovargis nuo to darbo, kurį jūs darote. Yra normalu pavargti, jeigu jūs dirbate, bet kai būna žmogus porą valandų padirbo, o nuovargis toks, kad atrodo, kad jis ten savaitę dirbo. Mainų nėra. Mainų nėra, nes reiškia, kad grąža yra kažkokia, reikia kelti ir tas pakelti pinigus būna kartais 20 eurų. Ir tai yra būna kartais, kad kilstelėjo ir jau susibalansavo energijos. Ir, pavyzdžiui, aš pradėjau, kažkada mano konsultacija buvo šiek tiek pigesnė, nors aš dirbu 20 metų, mano konsultacija turėtų kainuoti daug brangiau, nes aš galiu labai pakrauti energiją, sėdėdama, nieko nekalbėdama iš viso. Ir aš tą darau ne iš trūkumo, o dėl to, kad jinai pas mane tiesiog išsilieja. Ir aš atsimenu, kai mane pradėjo labai erzinti klientai. Vien dėl to, kad jie registruojasi konsultaciją, jie realiai mane erzindavo. Jie nieko blogo nedarydavo, man toks irzlumas, ne tai, kad asmeniškas, bet apskritai. Aš jau kiekvieną žinutę reaguodavau, bet čia tas jausmas, kai Dieve reikės eiti į darbą. Ir aš jau ten ir galvodavau, gal man to nebedaryti ir taip toliau. Štaiga pagalvojau, tai aš tiesiog pakelsiu kainą. Tas kainos pakelimas buvo labai nedidelis, ten, man atrodo, 15%. Iš karto susilygino. Iš karto irzlumas nuėjo. Ir niekas manęs nebeerzino. Todėl, kad jeigu kyla kažkokia emocija arba net fizinis kūnas kalba, viskas, kažkas yra ne taip, jūs pasiekėte, galų gale jūsgi, kai dirbatgi, jūsų patirtis didėja, ar ne? Ir, pavyzdžiui, kitais metais aš ruošiuosi 17% uždėti ant savo konsultacijos, jau nekalbant apie seminarus ir taip toliau. Tai mes turėtume, kaip ir sakiau, palaipsniui po truputį didinti savo tas apimtis. Ir realiai reikia sekti, ar tikrai jūs blogai jaučiatės, ar jūs čia jau prisigalvojate, nes jūsgi, jeigu norite daugiau paimti, jūs turite ir duoti atitinkamai. Negalite susigalvoti, kad, gerai, jau čia dirbau 2 metus, galima kelti, bet gal, žinot, ar jūs tikrai padidėjote per tos 2 metus. Bet užtat mūsų profesijos atstovams aš ypatingai visą laiką aš kažkaip anksčiau nekreipdavau dėmesio, bet kai buvo karas, tai aš atsimenu, kad man, žodžiu, teko dirbti su moterimis po prievartos. Ir po to aš tapau labai nepakanti žmonėms, kurie eina į tokį darbą ir jie eina todėl, kad jiems trūkumas yra. Dėmesio trūkumas, ten pinigų trūkumas, kažko trūkumas, nes aš ten tokių istorijų prisiklausiau iš tų moterų. Jos visos išdaužytos, pusiau gyvos, ten, tiesiog nenoriu gadinti nuotaikos, bet aš tada tapau labai nepakanti. Ir tada aš pradėjau kreipti dėmesį į tai, kad iš tikrųjų netgi žmonės, kurie pasirenka specialistus, kad tik kuo pigiau, jūs už tai turit patys prisiimti atsakomybę. Jeigu jūs einate į kirpyklą, jūs apkirps už 5 eurus, jūs suprantat, kad gera kirpėja už 5 eurus jūsų nekirps. Tai kiek jūs pats save vertinat, ant kiek jūs esat brangenybė, kiek jūs žiūrėsite pas ką eiti. O tas kažkas pas ką jūs eis, jis atitiks jūs. Tai reiškia, jis irgi save vertins ir jis irgi save įvertins ten ne 5 eurais. Tai kuo jūs aukštesnio lygio esate, kodėl žmonės labai kartais prisibijo pinigų turėti. Todėl, kad tada kiti žmonės iš jų tikisi tam tikro lygio.
ir kad jie mokės ir daugiau arbatpinigių paliks ir taip toliau, kas yra normalu, nes jūs daugiau turit, iš jūsų automatiškai kažkaip žmonės tikėsis daugiau. Ir va tie mainai, tarkim, tarp kliento ir to, kuris teikia paslaugas, jis kol nesusimokės, jis realiai negalės normaliai paimti kažko tai. Ir, pavyzdžiui, tikrai, vat, kai dirbu su turtingais žmonėmis, jie niekada man nesumoka tos sumos, kur iš tikrųjų kainuoja, nes jiems gėda. Aš visą laiką gaunu prirašytą nulį. Tarsi, nieko aš neprašau tokio papildomo iš jų, nes jiems gėdos jausmas yra, kad tai kažkaip, sako, neatitinka. Tas yra normalu tokiam žmogui, nes jis yra platus, didelis ir tu jam pasakai sumą, tai jam net gėda klausytis tavo tos sumos. Jo, aš galiu tau paantrinti, kad jau šitą buvau nuo senai girdėjus, bet kadangi vėl čia tema tikrai paskutinius 6 mėnesius labai smarkiai analizavau, skirtingų mokytojų, lektorių klausiau ir skirtingų nuomonių klausiau apie pinigus, pinigų energiją. Ir yra toksai labai paprastas pasakymas. Tu gauni tiek naudos, kiek tu susimoki. Tai jeigu tu susimokėjai nieko, tai ir naudos dažniausiai tu gauni nieko. Jeigu tu susimokėsi 100, tai atitinkamai tokią vertę tu ir gausi. Ir čia kalba dideli tokie mokytojai, kur šneka, ta prasme, čia jau ne aš iš proto šneku, aš jau tik tai antrinu, ką jie sako, ir tai yra tiesa. Ir aš tą pati suvokiau, ir mes visi žinome, kaip pavyzdžiui, tu įsigyji kažką brangaus, ar ne, tu įsigyji kažkokią brangesnę paslaugą, kažkur užsirašai laiką nueiti. Tai tu žiūrėk ir nuvažiuosi ten pusvalandžiui anksčiau, nes tu branginsi kiekvieną minutę, nes ten ta valanda tau labai brangiai kainavo. Tu visai kitaip atsineši tą reikalą, nes jis toks brangus. Čia, žinot, kaip ir su maistu galiu palyginti. Man labai kitą kartą juokinga yra stebėti žmonės, aš tiesiog, pavyzdžiui, žiūriu, kai tenais kažkas ten sako, nueina į restoraną gerą, nežinau, reikia užsisakyti, reikia už viską mokėti, ypatingai čia būdavo, žodžiu, neminėsiu, tai nueina į restoraną. Nieko, ką iškirpsim. Aš moku labai gerai iškirpti, paminėk. Sako, aš čia to nenoriu, čia taip, čia viską, čia tik mažai valgau, čia tik tai viską, nes, už viską reikia mokėti. O namuose tas žmogus, ir jeigu dar nekainuoja, tai valgo 3 tiek. Ir tada aš suprantu, ką reiškia, kai mes susimokame, ar ne? Bet iš tiesų geram restorane, brangiam restorane, kur kainos yra tikrai tokios nemažos, mes tikrai valgom kitaip, mes valgom mažiau, ramiau, lėčiau ir mums visai sotu būna, ir mums visai užtenka. Tai taip pat ir vat, su tom brangiom paslaugom. Manęs vieną kartą irgi kažkas paklausė, sako, kaip tavo klientai, va, tu kaučinį klientą, sako, ar jie ten daro, žinai, ką tu sakai, ten vis tiek mes, ten, žinai, dirbi, ten turi namų darbų, žinai, padaryti tą ir tą, sako, ar būna taip, kad, pavyzdžiui, nedaro, žinai. Žinok, sakau, ne, pas man tokių nebūna, nes jie gerai susimoka. Ir kai žmonės susimoka, jie viską išspaudžia, jie ir namų darbus daro, jie viską daro dėl to, kad bet tai ir yra ta energetika, ką jie gauna, nes jie už tą vertę, jie nori išspausti maksimumą. Aš atsimenu, kaip pradėjau coachingą ir kartu bendravau su savo drauge kolegė Lebanietė, jinai iš arabų ir ten, žodžiu, pinigai labai dideli ir jinai ten visokius pati asmeninius mentorius ėmėsi ir mes su jie jau sudarinėjom savo paketus ir aš, paslaugų paketus ir aš atsimenu, aš jai nusinčiau parodyti, sakau, aš tai sakau, tokį sukūriau, pas mane 6 sesijos, po 50 svarų, žinai, ten 300, žinai, tai jinai man su tokiu balsu sako, brangioji, žinau, ten man rašė brangioji, sako, man atrodo kažkas ten pas tave netai. Ir tuo metu man atrodė, kad va tiek yra ir man tiek tilpo. Va tuo metu man tai buvo nauja veikla ir man energetiškai tiek tilpo. Dabar mano valanda tiek kainuoja. Tai yra visiškai skirtingi, kaip tu jautiesi pats energetiškai ir kiek tu matai vertę, bet čia yra visiškai atskira tema, nes šitą temą aš esu vieną kartą darius webinarą apie kainas ar apie įkainius. Ir aš galėčiau žmonės šitą temą mokinti, nes aš matau visur, kur aš einu, manikiuristės, kirpėjos, kitas paslaugas, kur teikia, kaip žmonės nesusitvarko su įkainiais. Kodėl kirpykla
prieš 6 metus aš vaikščiodavau Kaune į kirpyklą, kur aš mokėdavau, aš geriau nesakysiu, kiek aš mokėdavau, ir ten eilės, ten po 3 mėnesius yra eilės, ten papulti reikėdavo, aš užsisakydavau 3 mėnesius į priekį ir bilietą, ir kirpyklą į tą vietą. Kodėl kirpėja čia turi gaudyti klientus? Kodėl? Kur yra vertė, kodėl yra nesukuriama vertė? Tai čia tokie yra tokie labai paprasti, primityvūs dalykai, nes sakau, aš paturėjau visai gyvenime ir nedaug, ir daug, ir brangių, ir pigių, ir aš galiu labai lyginti. Ir aš matau, kuom žmonės kvėpuoja ir kur yra, kaip aš sakau, problema. Tai žodžiu, tarp kliento ir paslaugos kainą nusistatome tokią, kokią energetiškai mes jaučiame, kad mes galime pakelti, mūsų fizinis kūnas gali pakelti, mes galim savo energetiką ją atlaikyti ir kad mes sukuriam vertę. Nes sugalvot taip kainą, nuėjusi kažkokį sesiją ir užsimesti savo ten 5 kart didesnę kainą, tau nepadės, nes tu jos energetiškai net laikysi, tu tokią kainą pasislėpęs sėdėsi su tokia kaina ir net neišeisi žmonės. Taip? Jūs gali net, jeigu per maža kaina, žmonės gali neįti. Neįti. Žmonės gali neįti, arba, pavyzdžiui, jūs galite negauti darbo, jeigu yra per maža kaina. Ir būna žmogui pasakai, reikia kainą didinti. Jis sako, tai ir taip niekas neįeina, dar padidinsiu, iš viso niekas neįs. O jie dėl to ir neįeina, nes kaina yra per maža. Ji neatitinka tavęs. Ir plus gali neįti klientai dėl to, kad jūs netransliuojate to, iš tikrųjų netransliuojate to, ką jūs šnekat. Kaip jūs save prezentuojat. Jūs save prezentuojat vienaip, bet jūs iš tikrųjų nesate tuom. Arba gali neįti dėl to, kad jūs lengva supainioti su kitais. Jūs neišskirtinis. Nes kai būna tokie žmonės, kur jie tokie kaip vaikščiojantis brendas, jie tokie kažkokie išskirtiniai kažkom tai, jų nesupainiosi su kitais. Ir tada tas jų išskirtinumas, jų autentiškumas yra jų jėga, iš tikrųjų, ir jų nesupainiosi su visais kitais. Jie yra, šiaip autentiškumas tai yra šiaip didelė jėga tokia, reiškia, žmogus yra, išskirtinis. Ar ne, tai kodėl viskas, kas yra limited edition, dažniausiai yra, aukštesnės vertės negu ten prištampuota belekiek, nes ne kiekvienam prieinama ir ne kiekvienam užteks. Ir aš, pavyzdžiui, viską mėgstu daryti limited edition. Pas mane, jeigu grupė yra, ji yra nedidelė, yra iki tam tikro lygio žmonių, jeigu knyga, tai ir ta limited edition išleista, viskas yra limited edition, nes man, kai yra visiems prieinama, aš tada pigiai jaučiuosi. Man atrodo, kad turi būti limited edition, nes pirmas dalykas, jeigu jūs einate į kažkokį ten užsiėmimą ir ten milijonas žmonių, turėkit omeny, kad tai yra gerai tik tai vedėjui, bet ne jums, todėl kad jis neaprieps, kad ir koks stiprus bebūtų, tokio kiekio žmonių kokybiškai. Ir kai realiai jūs esate kažkoks vertingas, normalu, kad man kažkada mano vienas pažįstamas sakė vieną, čia aišku, kaip supratau, jis man komplimentą sakė, bet jis sako, žiūrėk, sako, kai būna, žinai, su vyrais, yra tokios moteris, kur daug tų vyrų turi, visur aplinkui prie jų ten limpa ir taip toliau, sako, betgi nebūtinai tai reiškia, kad tai yra geresnė moteris už tą, prie kurios, pavyzdžiui, prisibijo prieiti. Sako, įsivaizduok, namas už 300 000, bus daugiau pirkėjų. O dabar, sako, įsivaizduok, namas už 1 milijoną. Pirkėjų bus mažiau. Ta milijoną ne kiekvienas turi ir jam nėra reikalo ten eiti. Ar ne? Juk mes, kai einame ir vitrinoje matome suknelę, kur kaina, pavyzdžiui, 5 000. Jūs galite pastovėti pažiūrėti tą suknelę, bet jūs jos net nesimatuosit, nes jūs žinot, kad jūs jos neįpirksit. O tam, kad jūs ją įpirktumėt, jūs turit pasistiepti. Ir tai yra gerai norėti daugiau, todėl kad kai žmogus sako tokias frazės, man nieko nebereikia, jokių norų neturiu, visi norai ištirpo, aš esu ten vienyje, meilėje, karmoje, pranoje, bet kokį žodį protingą pasako. Ir čia aš sakau jums, aš, žmogus, kuris yra labai išplaukęs, aš bendrauju su visokiom esmėm, civilizacijom, fėjom, ta prasme, pas mane su psichika viskas tvarkoja, bet iš tikrųjų, aš energijų lygyje galiu daryti tam tikrus dalykus ir tuo pat metu aš suprantu, kur aš randuosi. Bet kai mes energijų lygyje kažkur skrendam, darom, kažką atidarom, kažką pasukiojam, kažką padarom, mes ir ten negalim būti išplaukę. Mes ir ten turime judėti kažkokiu konkrečiu adresu.
kitaip dėl tam tikrų niuansų tai gali būti net pavojinga šiaip sau. Tai įsivaizduokit materijoje, tai to labiau mes turime būti tokie žinantis kažkokį ten adresą, ką mes tikslą kažkokį turintis. Ir kai būna žmonės ant tiek išplaukia, kad pradeda net kalbėti tokiom bendrom frazėm, kurios turi viskas būti besąlyginiai meiliai, visą tą pasirūpins ir taip toliau. Viskas yra tiesa. Va šitie visi sakiniai, viskas yra tiesa. Bet šitos frazės, jos nepadės jums kasdieninėme gyvenime tvarkytis reikalus. Aš užtat esu daugiau gal kvantinės fizikos žmogus negu ezoterikos žmogus. Todėl, kad kai būna labai daug tokių dvasingų frazių, jos nepritaikomos gyvenime. Tu konsultacijos metu žmogui pasakai, būk besąlyginiai meiliai. Okay. Kaip išspręsti? Ta prasme, čia ir dabar reikia truputį labiau struktūrizuotai, nes kitaip žmogus prisiklauso daug gražių frazių, bet kai reikia padaryti ką nors, net energijų lygyje, sakau, net, pavyzdžiui, karmos korekciją atliekant ar ten kažkokį perprogramą, net ten yra tikslinis įėjimas į kažkokią energiją, net ten. O tai įsivaizduokit Žemės planetoje, jūsgi mašinai sėdat, nevažinėjat šiaip savo ratais, kvadratais, navigaciją įsivedat. Tai kai žmogus visai išplaukia, sako, nieko nebenoriu, jokių tikslų nebėra, niekur nebevažiuoju, nieko nedarau, reikia susiimti, nes jūs tikrai pasimetit. Ir tai, kai būna balanso nėra, kai būna materijai, būna, kažkas būna ne taip žmogui, jis savo pradeda kelti klausimus kažkokius tai ir tada jis nueina į tą dvasinio kelio tobulėjimą. Ir kurį laiką, kol jis ten nueina, tikrai būna net keletą mėnesių, būna net metai, 2, kai jis truputį būna išskrydęs ir gali net materiją truputį sumažėti pinigų ir taip toliau, todėl kad jis išskrenda, nes jis dar nemoka balanso laikyti ir ten ir ten. Arba tas pats, pavyzdžiui, mano atveju reikėjo žemyn leistis iš dvasingumo į materiją, kad aš atsibūščiau, suprasčiau, kur aš randuosi, nes aš pradžiai tikrai kaip iš mėnulio nusileidusi buvau ir man pinigai atrodė iš viso čia, tėva, išmislas kažkoks nereikalingas. Ir lygiai taip pat mes kol esam dvasingume, kol leidžiamės į materiją, mes turime realiai laiko savo skirti, suprasti, kad mes balanso kurį laiką nelaikysime. Gali būti net metai 2, net taip, kad visiškai žmogus į dvasingumą nueina ir daug užmėto visokiom frazėm, praktikom ir taip toliau, ir jis nemoka to vairuoti ir to valdyti. Ir gaunasi, kad truputį materija gali sumažėti arba pašlyti santykiai, nes tu atsisėdai už vairo tos mašinos, kurios tu nemoki vairuoti. Mhm. Jo, ir iš vis mano nuomonė po 14-15 metų saviugdos, tai aš suvokiau, kad labai daug mes turime traumų ir saviugdai ieškom atsakymų ir kartais mums reikia, ir labai dažnai mums reikia terapeutų, kad jie padėtų mums išsigydyti savo traumas. Ir va tada galbūt apie kažkokį dvasinį augimą galima kalbėti, nes tą dvasinį augimą kiekvienas supranta savaip. Dvasinis augimas tai yra kažkoks, žinai, vieni ieško ramybės būsenos, kiti ieško suprasti, kodėl santykė, kodėl ten kiti negerai elgėsi su jais, kiti dar, aš tai dėl įvairių priežasčių ieško, nes tiesiog nebuvau patenkinta gyvenimu, bet labai anksti. Ir tiesiog reikėtų suprasti jo, dėl ko iš vis ką vadini pats dvasingumu, kas tau yra dvasingumas, nes aš irgi labai daug pažįstu žmonių, sužinojau, kurie ten, tarkim, ir gyvena manipulacijose, manipuliuoja kitais, meluoja, vagia, sakysim taip, visko esu mačiusi ir žmonės tie save skaito labai dvasingais. Tai reikėtų pirmiausia savo jo dar įsivardinti, kas yra dvasingumas, ar aš reiškia tobulinu save, kažkokius tai savo gebėjimus, ar aš bandau suprasti labiau visatos dėsnius, ką aš vadinu dvasingumu, nes šitas mūsų ištisai nuolatinis savęs tobulinimas ir iš savęs, kaip aš žinau, kad mano metu buvo, norėjau būti geresnė mama, geresnė partnerė, geresnė ta, čia yra ne apie tai, čia yra mano manymu, dabar aš jau tai suprantu, čia yra daugiau traumų, čia yra daugiau klausimai su savivertė, kodėl aš noriu būti geresnė, kodėl aš nesu pakankamai. Tai čia vėl irgi šitas grįžta į įkainius ir žmonės savęs įvertinimą, kodėl jie nemato savyje vertės, kodėl aš galiu nuėjusi sakyti
man paslauga kainuoja tiek, aš už tiek ir tiek mažiau nedirbsiu, o kitas nedrįsta to pasakyti. Tai čia yra labai daug dar irgi susijęs su savivertė ir kur matai savo vertę, nes, kaip mes žinome, šitam pasaulyje tu tikrai gali paimti už paslaugą 50 svarų, 100 svarų, 1000 ir 3000 svarų ir visą laiką atsiras, kas mokės. Tai yra svarbiausia. Ir ta prasme, mes gyvenam tokioj planetoj, kur tu gali tikrai kokią nori, tie patys, žinai, IT, žinai, žmonės, vieni gali uždirbti 50 000 į metus, čia kaip Anglijoje tokie atlyginimai, kiti 200, kiti uždirba 600 000 į metus ir daro daugmaž tą patį. Tai vat mes visi suprantame, ant kiek yra skirtingai lygiai, bet ant kiek žmogaus to psichika, energetika turi būti ir savivertė sveika, kad jisai tai galėtų paimti. Lana, aš galvoju, mes jau dabar 1:15 minučių, tai nesinori labai ilgai ištempti video, nes paskui nelabai žiūrisi, kas žiūrės įrašą. Tai tik tais noriu gale paklausti tavęs, kaip žmonės, jeigu kažkas susidomėjo apie tai, kad tu kalbi, kaip tu galėtum padėti galbūt, nes buvo pora tokių klausimų, kur grinai buvo asmeniai, ten, pavyzdžiui, kaip mano atveju ten ta. Tai čia jau mes neapsimsim tokių atsakinėt, aš tai aišku siūlyčiau kreiptis pas Laną asmeniškai. Tai kaip žmonės su tavim gali dirbti, susisiekti ir... Aš esu visur. Ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir Telegram'e. Aš esu visur, tai mane rasti yra labai nesunku. Labai nesunku. Ir mano konsultacijos, man paprašiau galbūt pasakyti, su kuo aš nedirbu. Aš nedirbu su mažais vaikais. Tiesiogiai ir perkeltinė prasme. Maži vaikai, tai kurie nori, kad kažkas man kažką padarė ir todėl man taip sunku, ar ne? Kai yra to per daug, šiek tiek, kad kai to yra, tai nieko tokio. Arba kai būtinai, žinau, kad būna tokie žmonės, kur visada visi specialistai blogi. Kad ir ką darai, visur blogai, niekas nepadeda ir tas bėgiojimas nuo specialisto pas specialistą, ieškant, kasgi pagaliau bus tas tinkamas, ar ne, tas, kur būna, žmogus būna, sakau, paduok bet ką, nepasiruošia žmogus paimti, nes jam apsimoka būti aukos pozicijoje. Tai aš dažniausiai dirbu su žmonėmis, kurie yra pasiruošę, kurie turi klausimų kažkokių, tai o ne šiaip savo. Papasakokit ką nors apie mane ir tiesiog dažniausiai, kad žmogus turėtų kažkokį klausimą, net ne vieną, nes mes spėjom ne vieną ir kur reikia spręsti, reiškia žmogui realiai reikia ateiti pas mane į konsultaciją, o ne šiaip laiko praleidimas. Kad įdomu, ką pasakys, kad būna, reikia realiai turėti kažkokių klausimų, kad mes juos žiūrėtume, kad nebūtų taip ištaškyta, kad šiaip savo. Nes aš, nedirbu kaip kino teatras, kad ateit praleisti laiką, tai dažniausiai ateina, kai jau yra kažkokie klausimai, pavyzdžiui, ką daryti, kaip spręsti, kaip ką. Tai yra apie tai. Mano konsultacijos, jeigu kalbėti apie konsultacijas, yra ir mokymai, karts nuo karto darau dabar artimiausi mokymai, kur bus ir konsultacijos, nes yra darbas su savim labai didelis ir ten yra medicinos ratas, yra toks dalykas, šamaniškas medicinos ratas, tai yra konsteliacijų metodas. Ir ten yra tam tikros visatos įstatymai ir pagal juos, sekant jais, mes sprendžiame bet kokias situacijas energijų lygyje. Ir su šita technika aš gyvenu jau labai daug metų ir ji yra tiesiog super. Ten iš tikrųjų mistikos nelabai kokios ir yra, ten yra tiesiog tam tikri dėsniai visatos, tai yra energijos skaitimas ir vėliau jos perdarimas. Tai ten tie mokymai, ten ir konsultacijos bus, nes reikės mokytis ar ne, ir kitus konsultuoti ir savo padėti ir ten ir to pačiu ir darbas su kitais ir su savim. Tai kas liečia, netgi sakau, tokias technikas, tai visą laiką reikia, bet kokią praktiką jūs darote, ar tai konsultacija ar praktika, joks specialistas nepadės, jeigu jūs vaikštot kaip į kino teatrą. Visada svarbu įžeminti bet kokią energiją, ko mes ir užsiimam Žemės planetoje. Mes energijų lygyje tiesiog sukūrėme kažką, ten svajonėse, galų galia mes planą kažkokį turim, visada prieš ateidami į Žemės planetą, kad jį įkūnyti materijoje.
Ir tas pats su visom praktikom, kad jūs, jeigu sužinojate praktikos metu arba konsultacijos metu, kad geriau daryti taip, tai tada sekantis punktas yra eiti ir daryti. Nu, bent jau tiek, kiek jūs galite šiandien. Todėl, kad tada viskas yra beprasmiška. Nu, jūs išjudinat energijų lygyje, bet materijoje nejudinate. Energijų lygyje ten kaupiate burbulus, anksčiau ir vėliau jie pradės sproginėti, nes jūs iki galo energijos žemyn nenuleidžiate, jūs jos nerealizuojate, jūs ten kaupiate, kaip būna, medituoja, praktikuoja, bet Žemės planetoje nieko nedaro, tada hop ir susirga, pavyzdžiui. O tai gali būti net pačių ramiausių meditacijų pasekmė. Todėl, kad tu kaupi vienur, bet nekaupi kitur. Taip pat, kai būna ten dirbu materijoje, bet nesirūpinu savo energiją, nu tada susirgi irgi, ar ne, vėl tas pats efektas būna, nes nėra balanso. Apie ką mes ir kalbėjom, kad praktikos ir materija balansas turi būti. Mes turime ne tik skraidyti, bet mes turime ir praktikuoti gyvenimą. Taip. Taip, tai ką sudomino, ką domina, tai pasekit Laną, dalinasi Lana postais įvairiausiais, ką jinai veikia, o aš iš savo pusės, tai aš dirbu šiai dienai tik su moterimis ir padedu moterims statyti jų veiklas, vedu jas per 6 mėnesių mentorystę, kaip įsitvirtinti arba sumažinti, netgi darbus, sumažinti savo krūvį, lengviau uždirbti, kad lengviau ateitų finansai. Taip pat labai smarkiai didelė mano darbo dalis yra su vizijomis, kai žmogus, moteris nežino, negali apipavidalinti savo vizijos ir iš visa veikla, viskas prasideda nuo vizijos. Jeigu nežinai savo stipraus kodėl, nesupranti, kodėl tu tai darai tik dėl pinigų, tai niekada ir nesiseks, arba neuždirbsi daug, arba uždirbsi daug ir pervargsi ir taip toliau. Tai labai svarbu yra apkabinti savo viziją, žinoti tą tokį savo didį kodėl. Tai žodžiu, padedu, kas liečia finansus, padedu skaičiuotis, susidėlioti tokius konkrečius, praktinius, žemiškus dalykus, apsiskaičiuoti savo pajamas, skaičiuotis išlaidas, pamatyti, kiek uždirbu, nes dažnai verslininkai nežino, kiek jie uždirba, nemoka. Tai aš labai praktiškas žmogus, su manim vyksta praktiniai dalykai ir taip vedant per mentorystės, tai jau ten visko įlieju ir hipnozių, ir emocijų paleidimų, ir visokiausių ribotų įsitikinimų. Bet taip labai padedu žmonėm įsižeminti ir apsiskaičiuoti ir su praktiniais dalykais, kad jie turėtų daugiau finansų. Tai ir vedu dažnai, man atrodo, tik sausį dabar darysiu grupės, kur grupinis, jeigu viens ant vieno yra per brangu, tai aš darau grupinius, subalansuotas verslas, tokius kaip programas, arba vizijos išgryninimo programas, tai žodžiu, sekite, jeigu kažkas nori kažką asmeniškai sesiją dėl finansų, tai tada susisiekite asmeniškai. Ačiū visiems, kas klausė, tikiuosi buvo naudinga, man pačiai buvo labai naudinga, dėl to aš ir pakviečiau Laną, aš visuomet kviečiu pašnekovus ir apie tai šnekėtis, kas man pačiai yra labai aktualu ir labai įdomu, kažką galbūt užtvirtinti, ką jau pati žinau, tai man pačiai buvo įdomu, aš pirmą mūsų tą laivą pražiūrėjau irgi porą kartų. Tai aš tikrai labai dėkinga, Lana, kad sutikai, kad tokį bendrą projektą apturėjom. Matėjau, sakai, kad labai praktiška esi. Nu, aš tai nepraktiška pašnekovė. Kodėl tu nepraktiška pašnekovė? Mūsų labai nuomonės gerai sutapo, aš labai kaip išgirdau. Nes mane dažniausiai apibūdina kaip labai mistiška. Tas įdomiausia, kad aš tokia nesu. Jo, bet įdomiausia, žinai, kas yra, Lana, kaip ir tu apibūdinai, aš esu labai žemiška, aš nuo įsižeminimo pradėjau ir kaip tik išėjau dvasingumą ir paskiau pastebėjau tam tikras tendencijas ir vėl grįžtu į ten, kur aš esu ir pradėjau šitą temą nagrinėti, o tu, kaip pasakoji, tu buvai išskridusi, tai dėl to dabar daugam turėjo rezonuoti, nes mes du skirtingi profiliai susitinka, viena skraidė ir sunku ten su kainom ir materialume, o kita kaip tik, žinai, buvo materiali labai ir paskraidė ir, nu, žodžiu, tai dėl to kaip tik labai... Viena balta, labai, kita juoda. Jo, taip, labai gerai susiderinom ir manau, kad toksai geras gavosi, aišku, mes matai požiūrio kampą turim tą patį, tai ačiū visiems, kas klausė, ačiū, Lana, tau, aš baigiu mūsų sesiją, nes stabdysiu įrašą.
Tai ačiū visiems, jeigu nori kažkokių atsiliepimų palikti, galite parašyti asmeniškai žinutes, tikrai labai lauksiu, bet kokių komentarų, įžvalgų, pastebėjimų. Tai va, iki visiems.